Labas rytas. Vakar turėjom labai sudėtingą dieną. Ilgą. Grįžom tik 3 nakties. Keltis turėjom 6:30. Tai miego mažai. Ką Morkos ekipažo navigatorius? Maskuoju miego trūkumą. Pavyksta? Nelabai, bet apsimetam, kad viskas yra puiku. Kas snaigės ekipažo? Kebra. Nieko, ruošiamės. Akis tokios primerktos. Na ja, jau vėl skaičiuoju, žinai, dar vieną dieną plus su mažai miego. Tai šiandien miegojom 4 valandas vėl. Labas rytas. Labas rytas. Na, bukam. Kaip komentaras vakar dienos? Puiku mėnesis. Man tai nuostabi. Pusė dienos įdomios. Nu, kaip sakant, norėjom offroadą, tai gavom offroadą su kaupu. Bet buvo labai įdomu. Kažkas baisaus. Bet nuotaikos šiandien puikios, jau pailsėję ir pasiruošę kitam etapui. Prasipučiam ir varom toliau. Štai, kaip ralio dalyviai. Neverkšlena dėl miego trūkumo. Šiandien yra 10 ralio diena, taip vadinama poilsio diena, nes šiandien važiuojame tik 262 km ir realiai to offroado tikrai nėra daug. Todėl ryte atsikėlę neskubėjom, papusryčiaudami nuvažiavom, pasitikrinom mašinas, viskas tvarkoj, vieni pasitaisė padangas, kurios buvo vakar prakiurę. Žodžiu, viską pasiruošėm kitam etapui. Kainavo apie 12-13 eurų remontas padangos. Nu, va taip paprastai vyksta padangų montavimas. Tikrai nepalyginsi čia su mūsų technika, kokias mes turim servisuose, kai montuoja padangas. Tai čia vyksta viskas rankomis ir 2 montiruotėm. Na ką, kaip ir laikas yra atgauti gražų vaizdą. Atvažiavome į tokią visai šaunią afrikietišką plovyklą. Tikiuosi, kad pavers mūsų snaigę tikrai balta, nes dabar tokia yra lengvai pilkoka. Kulpa jau nusiplovus visą purvą. Matosi vakarykščiai pabraižymai. Paputį, kad būtų blizgesys geresnis. Labai gražiai atrodo. Va. Taip ir mūsų atrodys tikriausiai. Va, čia renkasi visi tik mus pamatę. Labai puola, tai labai... Einam vandens pasižiūrėti, gerai? Einam pažiūrėsim parduotuvę vandenuko.
viską gerą parduotuvėje. Čia parduotuvėlę turim. Vandenukas yra šaldytuve, bandysim gal paimti šaldytuvą. Pasibaigė mūsų keisti šitie senegalietiški pinigai. Viskas išleidom ant kuro. Ir dabar nebegalim apsipirkti. Tai eisim išsikeisti. Aš nežinau, gal čia mes ir pinigų galėsim išsikeisti. Jie tokie labai universalūs yra. Ateini į vieną vietą, gali viską pasidaryti. Čia? Taip, o jie tokie universalūs. Bonjour. Tiesiog vaikučiai mumis seka. Palydą turim visada. No. Atsisuko vaikas, man bakstelėjo į laikrodį, sako, duok laikrodį. Nėra čia ko? No. I don't have. No. Ką darysi, tenka skolintis pinigų iš kitų ekipažų. Kaip tau ta mūsų palyda? Apsauginiai. Apsauginiai, nu, sakau. Oi. Va, dar vienas vakar prarastas dalykas. Ir turėsim afrikietišką anteną. Tikėsimės, kad kažkiek jinai veiks ir trauks. Afrikietis atvežė iš miesto anteną. Antenos kaina 13 eurų. Tai žiūrėsim, ar jinai veiks ar ne. Esam dabar Tambakundui. Keičiamės pinigų. Valandą kokią. Išsprendėm keletą savo problemų. Tai pirmiausia suklijavom padangą. Tai dabar vėl turime atsarginę. Džiugu dėl to. Aš čia baigiu jau iškepti ant kokių 37 karščių. Tai pasėdėjau, nes neįmanoma tiesiog išbūti. Tai po truputį sprendžiam savo tas susikaupusias problemėlės, kurias turėjom vakar. Čia kai žmogus miega tik tai 4 valandas, tai būtina toliau save. Koks planas šiandien? Koks planas? Turim rasti baobabo vaisių. Nelabai įsivaizduojam, kaip jisai atrodo. Bandysim surasti. Kokia bežionė! Kokio dydžio bežionės buvo mūsų ūgio. Kaip čia nuvažiuoti? Eik tu savo. Kas, kur? Kokia ta upė? Upė, nu. Nėra upė. Nu. Bet laikyk kamerą su šniūru, nes jos pavogys. Pabėga. Čia apie tą mas... Kaip čia pralekiam? O čia mums neuždegs mašinos. Palapinė, Vytai. Jėzu. O mums palapinė, pavyzdžiui, neužsidegs? Nu, ne. Vat ir nacionalinis parkas. Degas. Važiuojant privažiavom degantį mišką. Žalė deganti. Bet va, vargšai gyvuliukai vaikšto, vis tiek ieško ką pagriaužti. Tikėkimės, neužpuls jų ugnis. Va taip yra, kai pasibaigęs liūčių sezonas ir lietaus buvo labai senai. Viskas yra perdžiūvę, sausa
ir bet koks stiklas arba nuorūka uždega ir Nesimato jokių gelbėjimo operacijų, jokių gaisrinių. Dega ir tiek. Senegale karšta. Įsukam į tą išdegusių miškų plotą. Šiaip pamatėm skraidančių papūgų, išgirdom tiksliau, puolėm dairytis, tai papūgų pamatėm. Čia naiti, išlipim. Čia daug. Ir iš toli matėm beždžionių šeimas, bet iš arčiau daugiau nieko nepavyko ir šiaip apsisukom ir važiuojam, nes nėra jauku. Artėjant prie Gvinėjos sienos keičiasi ir vaizdai. Lagazelė yra vietinis Senegalo alus ir viena pardavėja sakė, čia atvažiuoti už vaistinės kažkur už kampo, alaus šalto galima gauti, tai pamatėm Lagazelės automobilį, šaldytuvą trobeliai. Einam paklausti. Radom vyrų rojų. Ir ką čia gavai, ir ką čia Dovanų. užklijavo, ne? Va, koks laimingas vyras. Gerai, koks Bet mes ne vieni tokie, va, visas ralis važiuoja čia to paties. Čia restoranas. Šiandieną pasidarėm tokią romantišką dieną, atsiskyrėm nuo kitų ekipažų ir dviese šiek tiek pakeliavom. Ką tu jam darai savo? Tos pareinančiosios. Važinėjomės po miestą. Bandom rasti baobabo vaisių. Nesvarbu, imk tą vaisių kažkokiu būdu. Buvo tikrai labai smagi užduotis, nes mes galvojom, kad tų baobabų vaisių yra pirkti. Bet mes jų neradom net dideliame miestelėje, tai važiuoja, tiesiog stebėjau medžius ir pamačiau kažką kabant. Ir pagalvojau, kad tai yra vaisiai. Ir mes paprašėm vietinių vaikų, kad tiesiog padėtų mums tą vaisių nuskinti. Tai jie tiesiog primityviai pasiėmė pagaliukus ir tol mėtė, kol jie pataikė tą vaisių ir mums nuskynė tą vaisių. Šaunuoliai! Tai aišku, už tai mes vaikučius apdovanojom saldainiais. Labai gražiai atrodo. Nu, labai faini vaikučiai, labai draugiški. Esam vietinių miestelėje, pasiėmėme gidą, nes be gido neleido eiti vieniem prie krioklio, nors žadėjom būti labai atsakingi, bet reikia eiti trise. Bet gal ką nors papasakos įdomus.
Visam pasaulyje vaikučiai garsiai verkia. Panašu, kad visas ralis čia. Na, ne visas, bet jei ne dabar, tai suvažiuos vėliau. Nes mūsų kempingas yra šalia, čia yra ne kempingas, bivakas. Hello. O, morka. Kaip mes pravažiavom tą morką. Ne, tai būtumėm užstatę. Kai supranti, apsivinės plėvelę ir bus anticelulitinis, ten tas riebalų, ten Šiltnamio efektas. Atgyva. Kojom, patiek stebėjimo. Tik gaunam pasivaikščioti. Nebereikia maudymuko, ne? Ne. Eisi maudytis? Žiauriai šaltas. Bet už dabar karštą kojom, kaip šilta. Ir competition klasė. Mes už šitą groklį dar gausim 12 taškų. Tai kadangi šiandien praktiškai nėra taškų, tai tas 12 yra labai daug. Nu, nersi. 1, 2, 3. Tokia proga. Fantastika. Bet šaltas, net kvapą užgniaužia. Sunku prakvėpuoti, bet šiaip atsigaivinti pats tas. Prie karvutės. Mū, karvytė. Ralio. O, duok galėt. Iš kur gavai baobabo vaisių? Justai. Tas bičiuks pardavė man už 80 centų. Greitai bėga į namus, atnešė, prašau, Kiek gavai? 3 už 80 centų. O kam tau reikia, 5000. o kam tau reikia baobabo vaisių? Kad gautumėm šiek tiek taškelių. Va taip va čia ir vyksta juodoji rinka. Hello. 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 Žiūrėk, jinai siūlo jau tų vaisių. Jo. Sako, gal tu nori papirkti dar? Nes žino, turbūt, kad jie Žiūrėk, Žiūrėk, kad jis pasiruošęs rautis. Jis matai su raudonom kelniam. Gerai, kad aš nesu raudonom kelniam. Hello. Bye bye. Nusiplovėm automobilį, vadinasi. Nebesimato. Va taip ir nebesimato, kai vaikučiai dar nuterlioja. Ką? Sako, traukis. Pastūmė eglę vaiks. Kaip skaniai pavalgiau. Ačiū labai. Valgė makaronų su jautienos konservais ir triumo padažu. Skamba kaip nesąmonė, bet kažkaip sugalvojom tokį kogel-mogel. Labai užsimanėm, pasidarėm ir labai skaniai pavalgėm. Kas dabar labai nepatinka, kad iš miestelio yra netoliese miestelis ir visi vaikai tiesiog šniūrai čia eina ir prie kiekvieno automobilio prašo dovanų. Bet prašo gan agresyviai. Jau atsistoja kaip įkalti. Ir jeigu tu neduodi, jau sakai, ne. Stovi. Ir stovi, kad ir pusę valandos. Vis tiek tu privalai duoti kažką, tai rankiojam iš tos mašinos, jau varžtus baigėm išsukti. Kažką reikia duoti visą.
Do you like? Išsikau dar 2 varžtus. Tai kaip gražiai jinai apsikabina draugų. Good afternoon. Hi. How are you? Fine, thank you. Hana dai kadi tuye gite kuna mun kai. Land you I live. Siala inflammable. Esuni. Esamigo. Oja pulus. Nusifotografavom, žiūrėsim, ką rašys internetas. Koks yra modelio kodas šito mašinos nacionalos? Ir dabar apsisukom, važiuojam žiūrėti, kas ten darosi. Blogiau negali būti.